nuodai per tiek dienų. Paskutinį sekmadienį paaukok mano meilei, mano mirštančiai laimei. Daug visokių jubiliejų, ar tiksliau sakant, visokių datų, Europos diena, žinot, anksčiau dar kitas dienas švęsdavom, o dabar sutapo taip, kad šią dieną pasirinko ir Genovaitė atžymėti savo labai kuklų, tokį jaunystės, taip sakant, datą. Taigi mes ir šiandieną... Prie lovio turi būti paskutinė. Žinoma, kurie tokias didesnės dovanas turit, prašom į priekį, gal arčiau, viską. Taigi, nuo kur pradedam? Aišku, man labai neįprasta yra tokia aplinka ir tokia šventės, aišku, gal kalbėjimo tikrai užtenka ir kada yra šventė, kada yra kažkoks baliukas, aš suprantu, kad visada reikalingas kažkoks tai pasivaišinimas, išgerimas vienos kitos tauresnio ar mažiau tauresnio gėrimo ir atsipalaidavimas. Ir tie atsipalaidavimai vyksta karts nuo karto ir aš labai gerai atsimenu ir mane turbūt atsimena, kada tapau pirmą kartą gyvenime tarybos nariu, toks dar jaunas ir labai nekaltas. Ir pakvietė mane į mūsų partijos vakarėlį, kilusi paprašė pakalbėti, bet kadangi tuo metu buvo labai nesvarbus, tai aš sakau, žiūrėkit, mes kodėl darom visada puotose neteisingai. Pirmą prisivalgome, taip? Tada prigeriame. Tada privalgę prigėrę pradedame šokti, flirtuoti ir ten galbūt kažkas ir pavyksta ir netgi rimčiau. O sakau, darykime atvirkščiai. Pirmą paflirtuokim, tada pašokim, išalksim, pavalgykim ir tada išgerkim. Toksai mano pasiūlymas būtų šitam baliukui, bet aš čia nebūtinai. O dabar tada sugrįžkim prie Genutės. Genutė, mažai aš jūs pažįstu kaip žmogų, kaip darbininką, pirmiausia kaip darbininką. Tai aš neįsivaizduoju savęs be jūsų, esu toks pat begemotas kaip iš to multiko, kur yra pasakyta, kad jeigu Genutė mane laikysi už rankos, tai aš eisiu į tą posėdį, nes jeigu nelaikysi, tai aš ir neinu. Ir todėl po stalu visada laikau savo ranką Genutė ant kelių ir jeigu jinai mane laiko, tai aš tą posėdį ir vedu. Jūs yra šitas žmogus. Nes kiekvienu metu, sakyti teisingai, nes neteisingai pagal reglamentą ar panašiai, tai Genutė yra tas žmogus, kuri, čia matau, kad sveikins masę merų, kuriuos jinai pragyveno jau, reiškia, ir su savo tokiu motinišku rūpesčiu, kad viskas būtų gerai, sugeba sukurti iš tarybos posėdžių, iš visos savo veiklos didelį ir gražų meną.
Ir aš už tai dėkingas tam žmogui. Ir galvoju, kad žinoma, kaip ir šiandien sakiau, darbuotojams jums moka už tai tikrai per mažai, ryškiai per mažai. Aš nežinau kaip, bet aš sugalvosiu, kad jūs būtumėte labai turtingi. Galbūt kažką tai išmokinsiu, kaip reikia teisingai investuoti pinigus. Aš labai norėčiau, Genutė, kad tu būtum turtinga ir laiminga savo gyvenime. Ir manau, kad tu esi verta to. Nes tu duomenis turi visus. Ačiū labai, mėlyms, tokius nuostabius. Ką Albinas parašė, nepasakiau. Labai garbinga misija man atiteko ir iš tikrųjų aš dabar perskaitysiu žodžius, bet tie žodžiai tai iš tikrųjų viso kolektyvo, jūsų kolegų nuomonė. Taigi padėka kanceliarijos skyriaus vedėjai Genovaitei Gavėnienei 60 metų sukakties proga už ilgametį darbą, profesionalią pagalbą rengiant savivaldybės tarybos posėdžius, atsakomybės ir pareigos jausmą, kokybišką aptarnavimą, paslaugumą bei geranoriškumą, nuoširdų ir konstruktyvų bendradarbiavimą su kolegomis. Tai sveikiname. Gerai, Stengsiuos. netrūksta, sveikatos netrūksta, viską turi. Nieko Dar tiek pat. Ačiū labai. Ačiū. Ir tave sveikinti, kiek teko 3 kartus dirbti draugė. Ir kaip meras sakė, kad priklauso nuo jūsų aplamai. Merų pasiekimai labai daug priklauso nuo jūsų darbo. Kad mes galime skirti tam darbui būtent, jau nebereikia nerūpintis technologijom. Ačiū tau už taiklų žodį, kitą kartą už stalą irgi pasakai, bet inteligentiškai, elegantiška ir be abejo labai profesionali. Ačiū tau už tai, kad gyvenime dirbant labai malonu, gerą ir rezultatus pasiekėm. Tai sėkmės, sveikatos tam gražiam kolektyve. Žinau, kad tai labai gerbė visi, klausa. Taigi? Ačiū. Ačiū. Ačiū labai. Obelis žydėjo. 60 buvo vasarų kartu. Bet nuo šio... Paskaityk. Ne mes, o mus pasirenka likimas. Neklausdamas, patinka žvaigždės ar akmuo. Atrodo, kartais dosniai dovanas dalina, o kartais ir pagailė dėl kažko. Ne mes, o mus pasirenka likimas. Paliepia neskaičiuoti. Tokių nuostabių palinkėjimų, jūros gėlių, dovanų. Labai smagu šiandien jūs visus matyti kartu su manimi. Labai džiaugiuosi, kad man patys artimiausi žmonės, tai yra jūs, mano artimiausi draugai, Agida, Onutė, Kristina, Vincas, mano sūnus Linas su kolega, taip pat mano visi bendradarbiai, kolegos, draugai. Šiandien atėjote, parodėte dėmesį, pasveikinote. Ir visas dar mano kanceliarijos skyrius, norėjau pasakyti, džiaugiuosi, kad yra su manimi šiandien visi. Ir turiu pasakyti, kad 10 metų kanceliarijos skyriuje buvo visas ūkis. Visa vadovai iš to buvusio kanceliarijos skyriaus. Labai džiaugiuosi. Jau tiek daug gerų emocijų sulaukti. Labai šiltas mūsų kolektyvas. Iš tikrųjų, jeigu ne kolegos, ne bendradarbiai, ne draugai, tai atrodo ir nepadarytum tiek. Po savaitgalio jau ir ilgiesi, ir darbo, ir bendradarbių. Visus rūpesčius, darbus, vargus, bėdas atsipalaiduotumėt, pabūtumėt su manim šiandien kuo ilgiau ir kuo smagiau. O kad mums būtų
tikrai smagu. Valerijus Aš nori pasakyti, manau- kad rytoj bus O kad mums būtų smagiau, pasistengs Linas ir Aleksandras. Katos ir Džiaugsmingų metų, džiaugsmingų, džiaugsmingų linkime. Sveikatos metų, sveikatos, sveikatos metų, sveikatos, sveikatos metų linkime. Turtingų metų linkime. Darbingų metų, darbingų metų linkime. Valio, 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 valio. Dabar tokį ilgą vieną. Taurės šampano. O tam bus karščiai patiekalai pasiruošę. Mes visam Kristusam daug linkim, ir ko praleisti. Taigi jūs kad sakėt, pradėti iš kitą galą. Čia pliurtas, oi, Dauži trijų, pietita. Vasara jau nubarstė, lauko gėlė tavo plaukų. Apruotai save žiedu, juos pakašauna. Meilė juk pirma, dar neišmokome jos branginti. La, 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 la. Vasara jau nubarstė, kaip tas dienas pratęsti. Jos tik mums. Mūsų plonė
Šviesu, ar ne? Bet po kurio laiko ten jau bus kas? Vėl švieskime, vėl. Ir aš taip pat. Bus tamsu. Dabar pagalvokim, o kaip jubiliatas vat jau. Ką jūs sakot? Nu paklausykim. Man labai sunku išskirti komandas. Aš tau dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajūnai keliais, o tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio. Su vienos kaip žangė,
nuotaika, o komandos dabar tai pasižiūrim kokie. Jau štilius? Griaustinis, sakė. Per kūną su šakėmis lenda. Už rankyčių susiėmę, lengvai banguoja. Tonas vandenų ir grįždamas iš tropikų saulėtų pamilo jis jos garbanas auksinę ir žvilgsnį ilgesingą jos akių kalbėjo jis jam meiliai apkabinę. Mažytė mylimoji vien tik tu, čigonė sakė, man laukia, čigonė sakė, jos nebelaukia, daugiau manęs. Bet kartą jūrai kilo uraganas ir jis pareikalavo daug aukų. Ir sužinojo jį, kad okeanas prarijo kapitoną vandenį. Mergaitė per visas dienas liūdėjo ir laužė savo iš sielvarto rankas, o ankstų rytą saulė patekėjo, iššoko į putojančias bangas. Čigonė sakė, mane vilioja, čigonė sakė, man širdis spaudžia, čigonė sakė, jos nebelaukia, daugiau manęs. Čigonė sakė, širdis spaudžia, čigonė sakė, jos nebelaukia.
norėčiau ir Deimantai. Ačiū. Te lo facevo da bambino e non la gente non segue più. Stanno nel quadro della rose, voce delle uova in cielo bel. Azzurro il pomeriggio, troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo allora è quasi classe. Vengo da te, mi azzurro i razzi neri, da miei pensieri al contrario va. C'è da solo il tuo cortile e passeggiare, sono la pianata più d'allora, non c'è ferretti e cederà. Azzurro il pomeriggio, troppo azzurro, lungo per me. Accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora quasi quasi prendo il treno, vengo pensieri al contrario va. Azzurro il pomeriggio, troppo azzurro, lungo per me. Accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora quasi prendo il treno, vengo da te. E altero i desideri. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, buonasera.